Labas rytas, vadybininkai. 11 darbų diena. Vėl esu ką tik atsikėlęs. Tik atsikėliau užuolaidas, atsitraukiau, jau atėjo žmogelis. Paklausti, ką aš čia veikiu, nes stoviu vėl ant gatvės. 3 naktis iš eilės. Ten va tas sandėlys mano išsikrovimo vieta. Aš čia prie kažkokio garažiuko stoviu. Bet gerai, kad čia stovi, nes atėjo iš tos įmonės, kur man išsikrauti. Sako, ko dar rėdi? Sakau, jau dabar rėdi. Tai sako, mes dar nerėdi, tai palauk, tai stovi laukiu. Oi. Šalta vėl 11, gal čia šalčia? Ai, aš vis sakau, kur aš važiuoju, ką aš veikiu, bet niekad neparodau ant žemėlapio, kur aš esu. Tai gal sakau, reikia pabandyti parodyti. Kas čia dabar vyksta, kodėl man čia ta navigacija grybauja. Tai va nežinau, aišku matysi šiandien. Tai čia yra Norvegija. Ir aš esu va čia va, kur tas mėlynas taškiukas ridiklytė. Esu buvęs aukščiausiai, toliausiai nuvažiavęs kažkur čia į Berlevagą, Bastfjordą. Link Nordkapą ten irgi yra viena vieta. Tai žodžiu aukštai. Tai šiandien yra pirmadienis. Galiu dirbti iki ketvirtadienio ir ketvirtadienį turiu atsirasti Osle. Nu gal atsirasti. Jeigu čia išsikrauna, iškart mane pakrauna žuvykę. Da vadyba nieks nieko nerašė, nieko nežinau kaip kas. Bet tai parašys. Išsikrausti gal turės planą. Tikiuosi, kad krausis ir per fjordę. Ir vėl per Švedas namučių į Oslą. Nu ne namučių, bet jau link namų kas čia liko. Penktadienį varau namo. Dabar čia irgi sėdžiu, stovi prie tos pakelės, galvoju, jeigu į Tuliką reiktų ką daryti. Pusnų visur pilna visko. Bet man tai bet kaip va tiem, kas kranuose tuose dirbu. Dabar buvau, čia sėdėjau atsitraukęs užuolaidas ir žiūrėjau, kai lipo 2 žmonės žemyn. Tai jeigu aš tenai būdam susimanyčiau Tuliką, jaučiu, kad jau iki apačios netraukčiau, kol reiktų nueiti. Kas turi jie ten kažkokį bijo tualetą, tai kabiną. Aš abejoju, kad jie ten kažką turi. Žodžiu, darbą ateini, turi pusryčius būti pavalgęs iš vakaro, nes kitaip gali būti problemų. Arba valga kažką, nuo ko vidų reikia atėjai, kad nereiktų laipyti tiek dažnai. Nu, žodžiu, nuo ryto nusišneko. Nusišneko, ką padarysi. Tokias mintis mano. Šis minčių nėra, rytais man kažko paskutiniam dienom visiškai ištirpęs. Bet yra kaip yra. Tai va, kol kas toks apdeičiuks trumpas. Nežinau, ką veiksiu, kur važiuosiu, bet gerai būtų krauti ir per fjordį. Čiūdai. Tai tik kamerą padėjau, baigęs šnekėti. Atvažiavo. Sako, važiuojam kartu, parodysiu, kur atvažiavo čia tokia skylė. Kaip čia išvažiuoti reikės, tai neįsivaizduoju. Kažkaip išvažiuosiu. Važiuočiau atbulas, bet ten paskui atbulam į kalną nelabai nori važiuoti. Čia vaizdai tokie, irgi nėra vietos. Nu, žiūrėsiu, gal čia kažkaip apsisuksiu, kur tas kariuks yra. Bus matyti. Siaurok. Tai va, krovinys pristatytas saugiai, nieks neišvartyta, neišbūta. Ką kimbai darbas ir vėl jaučiu rankytėm viską. Kiek čia įsisveria, koks tona 200 tas vienas konteineris. Vėl su rankinė riokla. Nebedaug liko jau. Sakykit vairuotojai, kas čia žiūrintis, jeigu gautume tokį krovinį ir patiem reiktų įsikrauti su šituo. Kiek iš jūsų vadybininkus pasiūstų ant 3 raidžių, Kiek iš jūsų sakytumėt, aš vairuotojas,
O ne krovikas nori eik pats ir išsikraudinėk. Na, parašykit komentaruose. O, tuščias. Kiek aš jau užtrukau? Kem 6 minutės. Ko čia man tinginis nepasikeli? Per didelį apkrovą. Aš tuščias. Kaip taip gali būti? Taip, kur tam? Lygis. Mažina. Kažko neveikia, blem. Nu, kas tau yra? O. Šiek neišsikėlasi, kažko nenorėjo nusileisti. Nu, žiūrim, tinginys kyl. O, kyl, iškart kits reikalas. Tai žodžiu, iš tikrųjų, tai žmogelis labai pergyvena, ar pas mane priekabui buvo įjungtas šaldytuvas, kad būtų +10. Sakau, jo, +10, +12 pastoviai birbė. A, tai sako gerai, nes labai brangus šiandien. 2 milijonai kronų, sako, ta chemija kainuoja. Nu, normaliai galvoju. Būčiau anksčiau žinojęs, būčiau kelias poskirius taip drąsiai nevažiavęs. Ką dabar bandau stumtis atgal, klausiu jo, sakau, kaip čia geriau išvažiuoti. Sako, varyk iki galą, paskui patrauks kažkokias dėžės, apsisuksi. Nu, davai, važiuojam, pasižiūrėsim, kur ten tas apsisukimas. Bet čia fains krovikas toks papuolė. Maladėckas. Tik tai, kad reikėjo palauk, gal 10-15 minučių, kol atvažiavo dirbti. Na, dar kol kas nematau, kur kapeika išsipieščia, tai netelpu priekį. Išvažiuočiau ir į tą kalniuką atbulus, jeigu reikės, nėra problema. Bet jeigu sakė, yra kur apsisukti, tai yra kur apsisukti. Nu, per veidrodį matau, jau mane laukia, tai išsijungsiu kamerą, kol paaiškėsis man, kur čia apsisuk, paskui vėl įsijungsiu. Nu, va ir apsisukau. Žodžiu, čia atkrovė tas dėžės. Tai angliškų, iš dešinės pusės įsistūmiau ir apsisukau. Tai varau dabar, ką aš varau. Pasistatyti kažkur čia Masirvilan gatvės, kur pirmai stovėjau. Ir lauksiu vadybų žinių, ką jie man duos, darbų. Labai tikiuosi, kad pakrausiu iš karto, nereikės laukti iki vakaro. Bet su žemėm taip nebūna, kad reikia visą laiką vakarą laukti. Gerai, kol kas varau rašyti vadybai. Tai kol laukiu žinių iš vadybos, reikia papusryčiauti. Ką šiandien turim pusryčiam? Taip, mums reikės lėkštės. Aš vis laik naudoju vienkartinės, kad nereiktų indų plauti. Įsiperki tokį puntą, mėtą į kairę, į dešinę. Tai va, šiandien pusryčiam bus tie čia burekiukai, kur sakiau praeitam video. Nežinau, čia labiau čia burekiukai, labiau belešiukai tokie kažkokie. Taip va, atrodo. Suomijai būna pirkti, labai nebrangiai, kainuoja 5 šitie, ne 4 šitie, kainuoja gal 2 eurus. Tai primint tokia senovė kažkokia, kur nežinau, turgui, Urmo bazėse būdavo kažkur tokių pirkti. Tai tokia nostalgija. Tai va, žodžiu, pusryčiam šitie, bananėlis ir viskas. Kebabą tada Švedijai negavau, baisiai liūdna buvo, nes ten kebabai tai kosmosas. Yra buvęs toks nuotykis, ten kažkada nuvarėm į tą kebabinę,
Užsisakėm, dažniau skambinau, užsisakiau telefonu tos kebabus, atvarom su bičiuku, pasiimti jau baigi iškepti, sakom, čia skambinam, to kebabą, tratata, panašiai. Sako, gerai, ten 2 eurų už 2 kebabus, sakom, mes kortelę. Tas bičiuk žiūri, sako, neveikia aparatas. Sakom, sorry, neturim grinų. Tai sako, nieko, imkit, valgykit, sako, vis tiek jau padariau. Sakom, tai kaip, taip čia dabar. Tai sako, kitas iki atvažiuosit, paduosit tos pinigus. Tai mes sakom, kad tai mes būsim tik tai už gal 3 mėnesių, gal pusės metų. Tai nieko tokia, sako, visko, okei, tai atidavė už dyką tos kebabas. Paskui praėjo gal, kažkur apie pusę metų praėjo, jeigu nedaugiau, vėl papuolė, kad dieną tenai važiavom. Nueinam tą kebabinę, šypsamės jau, hello, tipo 2 kebabai. Ta žiūrimomis irgi šypsotis pradėjo. Sako, jūs man skoloji, sakom, jo, žinom, tai susimokėjom už tos kebabus, ką padarė, susimokėjom už tos praeitas kebabas ir dar, kadangi sąžiningė, atsimenat viską, sako, imkit nemokamai gėrimus. Tai po to kartą dabiškai laiptelį aukštyn pakilo tą kebabinę. Sakau, ten žiauriai geri kebabai. Nesmusit skanesnių valgęs per visą savo gyvenimą. Tai va, ką, einu dabar po tokių istorijų šildyti savo tos belešiukus, čia burėkiukus. Ir gal dar arbatas reikės pasidaryti. Nu, matysiu. Gerai. Žodžiu, laukiu žinių toliau. Nu, vadybą priplanavot jūs man čia darbų. 7 valandas prastovėjau. Nieks nieko, jokios info. Ką veiksiu, ką darysiu, tai parašiau pats jau, sakau, kas per žinias, kaip kas, tai parašė, kad sekantį krovinį turi tik tai trečiadienį. Šiandien yra pirmadienis. Aš namo turiu bilietą skristi 5-dienį. Šaltas per 2 dienas be šansų, plus pakrovimas tikrai nebus iš ryto. Tai sakė, liktais kompensuos bilietus, jeigu nespėjo, bet čia jau 100%, kad nespėjo. Eisi žiūrėti, ką kainuoja tie bilietai. Ir atsiuntė mane į Altą, į Velnę duobę krautis. Ten toks žiedinis raumuo baisus, kad načert. Žodžiu, važiuoju, vietos tenais nėra. Nuo rampas pasikrovas iš karto į kalną. Tai nežinau, arba čionais dėsios grandinės, arba tenais dėsios grandinės. Bėda nepuolo irgi apie tas grandinės galvoti, nes kol kas laikas šalčiai neblogi. Čia -12, -14. Tai gal ir nesidėsiu visai, bus matyti, kaip čia tie keliai, kaip kas orus irgi rodė, kad nesikeis labai stipriai, sniegų nežada. Tai gal plus pabarstys, bus matyti. Jeigu ką trečiadienį prieš važiuojant tenais į pačią vietą užsimesiu, 1 nors ar, gal 2, matysi palei situaciją, kaip tie orai bus. Bet ten tokie, sakau, ten toks žiedinis raumuo, kad, neduok tu Dieve. Bet ką padarysi, tai dabar jaučiu gausis man 5 valandas atsistovėti. Ką čia veikti? Nieko neveiks, atvariau čia tokį parkingą. Nemažas šį parkingas, už nugaros ten irgi vietos daug yra Tulikas. Tulikas tai toks lietuviškas. Kaip kaime lauko bodelė kvapas buvau užėjęs irgi toks nedžiuginantis. Bet svarbu neiti į pusnis ir ar tai dar kažkur ieškoti iki kelienos per sniegą bris, kad už medžią kokią pasikavoti. Tai va, kol kas tiek žinių. Žodžiu, sėdėsiu dabar 2 savaitės čianais. 2 savaitės vėl nusišneko. 2 dienas čia sėdėsiu ir tada kažką parodysiu. Tai ką, iki sekančią kadrą. Tai gerą dieną, vadyba. 13 darbų diena. Antras iki dedos grandinės. Nes čia nežinau kaip matas, bet čia didelis pakelims iškart nuo rampos. Paklausit, kodėl antrą kartą dedu grandinės. Sakė, todėl, kad prieš atvažiuojant užsidėjau. Bet jos pasirodo biški per ilgus. Tai kol atvažiavau, nukrita man jos. Gerai, kad visą laimę gražiai nukrita, nebeli kaip. Tai va, žodžiu, dabar aš vangėdams bandysiu užvažiuoti. Grandinė
grandinėm sunkiai lipo. Čia be grandinė, tai čia amen, mišis. Gal neužlipsi obos. Opa. Gerai, važiuojam atgal, reikės išsibėgėti. Svarbu, kad tik nenutruktų jos. Jeigu čia aš reikės iki pat viršaus kelčiau tą lyką toną 800. Bet jau čia varysim iki viršaus. Čia kaip gerai būtų neprisidaryti reikalų. Biškį reikia į priekį paduoti. Pirmą bėgį lipo. Da buvo minčių nedėt man tų grandinių, bet ten kol kem 5 dariaus. Bet buvau atėjęs pasižiūrėti, kas čia per kelias, kaip čia atrodo, kas. Tai žiūrėjau, buvo biškį pabarstyti, tada paskui parkingę sutikau kitą kolegą, kuris čia važiavo krauti, sakau, nu kaip tenais, kas. Kaip keliai, eik, sako, gerai, be grandinių galiu varyti, bet pasižiūrėjau, pas jį tandemas ir nelėpasi grandinėm. Pas jį tandemas ir padangos jau rimtas. Tai aš ryte atsikėliau, aš prieš pasikraunant, sakau, reikia užsimest tas grandinės. Tai užsimečiau ir atlėkiau čia, bet sakau, ten tokias per ilgas, naujas kažkokias tos grandinės ir nevelnė nelaikė jos man. Nu žodžiu, važiuojam, pasižiūrėsim, kas čia toliau vyks. Čia grinai velnės keli. Žiauriai nemėgstu, kai čia reikia važiuoti. Tai visą laimę, kada tas senas grandinės aš čia turėjau. Sutumba vos ne vos. Tai va čia šitas pakelimas toks didelis. Ir paskui bus dar vienas. Už 2 kilo toks serpantinas nedidelis. Nu, lyg tai gerai užsidėjau, nenukryta čia bebuksuojant. Bet nejauku, kai va taip va. Važiuojam, parodysiu, kokie čia tie keliukai. Vėl bardakas kabinai buvau išsivalęs, kol kem 5 dariau, bet čia vėl tas grandinės dėtis striukė, čia tas, čia pirštinį reikia, to reikia, ano reikia, vėl čia viskas išsimėta. Bet tai, kai nusimsi grandinės, tada vėl apsitvarkysiu. Bus da čia man važiuoti irgi vieną kalną, bet jau turėčiau užvažiuoti be grandinių. Žodžiu, vėl eismas, sakau. Maršrutas tas pats, kaip ir atvažiavau per švedus, per suomius, tik tai siena ta bus gera. Jeigu dieną važiuosiu, tai gal gausiu kebabų, kaip kad svajoju aš apie juos. Eilutė jau mašina pasidarė. Nu, žodžiu, važiuoju. Nu, va, da vienas pakilimuks nedidelis. Balną, linginę tiksliau.
Penktą bėgį ir davai. Kas blogai va pasikėlus tinginį, tai kad vairą beveik neturi. Tai irgi taip atsargiai turi suktis. Ada sugalvoja lenkt prieš posūkį. Protingi. Gerai eini iš po ratų. Nu va, ir visą baisumą pravažiavau. Dabar varyti į parkingą, nusiimt grandinės tas ir varyti link Suomių. Ten, kaip ir minėjau, dar vienoje vietoje kalnų perėjai delniukai paprakaituos, bet turėtų be grandinių ten jau užeiti. Ten vis tiek toks vienas iš pagrindinių kelių, net čia pempynai visiški. Svarbiausia tai nepamesti jų, arba kad tarp ratų neįkristų. O, autobusas, labas autobusai. Tiks nemačiau su grandinėm apie grandinę, taip nesupratau. Čia va transportinė aikštutė, bet aš čia nevažiuosiu, varau ten, kur sėdėjau kempingės. Ten nusiemu ir gazą. Baigės visi mano kalnai šiandien. Nebetoli liko jau Suomių siena. Čia va sustojau prie parduotuvės, čia stirkliakas, reikia eiti pasimti kavos. Dratą tą savo. Da gal nulėks iki parduotuvės vandens pasiimsiu ir judėsiu po biškį. Tokia sunki diena šiandien, ten skaustum grandinėm, kur per ilgom, tai ten iš vis buvo bis pridėlas. Nu bet gerai. Gerai, kad tokioje vietoje sužinojau, kad jos per ilgus, nes aš jau jas skaitėjau, jos man toks neaiškis, tokia laisvumą turėjo. Nu, bet galvoju, niekur nedings, nenukris. O neparodžiau, kaip ten nusideda tas grandinės, kaip ten nusiema, nes tiesiog skubėjau jau, kad
visur spėti ir į muitinės, ir čia, tai toks ant streso. Dar kai nukryta tos pirmas grandinės, tai vėl galvoju tas, kur kitas dėjau, tai kaip tos bus. Gal irgi kažką netaip uždėjau, bet ne pirmas iki dedu. Tai. Nu, žodžiu, esmė tokia, kad siaubūnai visi baigės, velnė duobės, išvažiuota, laimingai, be vikingų, jokių, be nieko. Tai va, žodžiu, lėkiu pasiemu kavos ir jau čia pasimatysim kažkur Švedijai arba gal jau net Norvegijai, nes čia 2 dienas važiuosiu, tiesiog tiesiai nei vaizdų, nei nieko gero nebus. Tai gal kas tada iki kitą kadrą. Tai turim 14 kadencijos dieną. Ten mirksi pareigūnai. Tenai didžiulė avarija. Keliuks pas mane va toks. Subaršė 2 fūrus. Tai jau čia pastovėsiu ilgokai jas čia. Kamštis didžiausias jau pasidarė. Mastai ant lenkimą ėjo ir neaplenkė. Tai va, pas mane kokias naujienos tokias, kad šaldytuvus neveikia. Nežinau, soliarka gal užšaldas buvo, da koks velnes, nes užsikūriau, pabirbėjau 30 sekundžių, viskas, labanaktis. Soliarkas yra, pusę baka bakė, bet nežinau, kam reikalas. Galas jau baigė nutirpti. Irgi buvo baisiai visas apvarytas, numerį jau matas. Tai galvojau, jis apsivalys, bet žiūriu, kad nereikia. Tai va, toks paprastas apdeičiuks pas mane. Nieks nevyksta, tik tai stovim. Važiuot neišeina. Tai jau 2 valandas laukiu. Čia šalia tos avarijos. Nieko nesimato, nei vikingų, nei nieko. Čia gal jums irgi nieks nesimato. Nu, bet žodžiu. Fūros grįviuose, kas ant avarinį, kas kaip, o kas įdomiausia. Tai va čia va yra sankryža, kur mirksi pareigūnai. Ir visą kamštį jie suleido į dešinę nusukti apvažinėti. O mes va rūkom savo atsistoję ramiai. Neaišku, kiek aš tenais būsiu. Kiek būsiu, tiek reikės. Buvau neįs iki partuvis, ten va yra. Apsišopinau, ką reikia. Bet nemačiau, kas čia parašyta. Kebab pizza, bet kad sotas jau esam, tai neįsi tiek to jau. Tai va, kol kas toks apdeičiuks. Ką jums da čia papasakot? Nežinau. Tai ką, atėjo 15 darbų diena, kaip ir paskutinė diena jau. Esu ant Švedų Norgo sienos, sėdai. Čia va į tą namuką reiks nueit, susitvarkyt popierius. Nieko labai tvarkytis nereikia, vėl eilinį sykį paduosiu. tą papiergalį, pasakys, okei, viskas, važiuoju. Tai va, sunkiai šiandieną kažko sunkiai čia važiuojas, sveikatos nėra, bet galvoju turėtų tą dieną pagerinti tie kebabai, apie kuriuos aš čia pasakoju jums, pastoviai neužsičiaupdamas. Tai pasirodo, kad nebedirba jau jie. Google'as rodo, kad dirba, bet nuvažiavau ten iki tos kelabinės parkingas visas užtumdytas, šviesas nedega, iškabų nebėra, tai matomai užsidarė. Dar pažiūrėjau, prieš 3 metus aš ten buvau paskutinį sykį, reviewą palikęs, 5 žvaigždutės įvertinęs, bet mąstėt nebepajėjo jau. Na nieko, ieškosim kitur skaniausių kebabų. Tai va, ką planai, man šiandien susitvarkau dokumentus, nusimetu priekabą ir susitvarkau mašiną, išsiplaunu mašiną ir vsio, varysiu namo. Tai va, kol kas tiek, jau prie pat muitinės, pasiemu tiketuką ir lėkiu toliau. Tai atlėkiau į parkingą, numečiau priekabą, kolega jau kabinas. Nespėjau įvažiuoti į parkingą, jau jisai mirkščiai šviesom, sako,
Čia daug priekabą varau, aš užtenks sėdėti. Nu gerai, sakau, jungti tą priekabą. Ir viskas. Tai va, tokia ta mano kadencija. Visai nebloga. Kilometrų nemažai. Darbo daug nebuvo, apart vairavimą. Aišku, man gerai, nieko krautis įsikrauti daug nereikėjo, bet ant filmavimą, ant parodymą jum kažką tai nelabai kas gavos. Nu, bet gavos, kas gavos. Tai va, į video pabaigą norėčiau pasveikinti savo vienus iš ištikimiausių žiūrovų, bičiulių. Tai Paulių ir Lincė, įkopus į 30. Laimės sveikatos jums, chebra. O aš ką standartiškai jaučiu. Čia ir užbaigsiu. Ačiū, kas žiūrit, ačiū, kas laikinat, ačiū, kas prenumeruojat, ačiū, kas komentuojat. Pasimatysim už 2 savaičių. Bye!